Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Prieš valandą pasibaigė valstybinis egzaminas. Ir dabar mes pažiūrėsime, kaip galima išspręsti pirmą uždavinį. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tai kokia buvo užduotis? Tikriausiai, jeigu jūs žiūrite tą video, tai tikriausiai jūs jau parašėte tą egzaminą ir žinote, bet jeigu jūs žiūrite po metų tam, kad pasiruošti, tai greitai pakartosiu. Pas mus yra keli žaidėjai, kurie meta kamuolį ir gauna užmetimą skirtingą kiekį taškų. Tai gali būti 1 taškas, 2 taškai arba 3 taškai. Ir jeigu pažiūrėsime į duomenis, tai kiekvienas iš dalyvių turi savo unikalų ID, taip pat pirmi du skaičiai, tai pataikymų kiekis ir metimų kiekis, ir čia pas mus yra baudos taškai. Po to pas mus po baudos taškų eina 2 taškiai, tai pataikymų ir metimų kiekis. Ir paskutiniai duomenys tai 3 taškiai, tai kiek pataikė ir kiek buvo mesta. Ir mes turime sujungti duomenys pagal tam tikrą ID ir pasakyti bendrą rezultatą. Tai koks buvo maksimalus žaidimų kiekis, kaip matome, 23 playeris pas mus sužaidė 4 kartus, tai tą ketvirtą mes ir turim išvesti. Ir taip pat informacija apie kitus žaidėjus, kurie sužaidė 4 kartus. Taip pat mes turime išvesti taškų vidurkį ir taiklumo procentą. Tai pradėsime nuo struktūros kūrimo. Tai kaip suprantate, mes galim mesti ir pataikyti. Tai galim grupuoti duomenis taip. Tai mes turėsime du kintamosius čia. Kiek kartų metė, kiek pataikė. Ir dabar mes galim sukurti playerį. Tai kiekvienas žaidėjas turės ID ir metimo poras. Tai pataikė ir metė. Tai penalty, double pointai ir triple point. Ir galim pradėti nuskaitymą. Jeigu pažiūrėsime į uždavinį, mes žinome, kad maksimalus kiekis žaidėjų yra 100. Tai ir sukursime iškart 100 žaidėjų. Čia mes tą 100 ir turėsim. Toliau mes atidarome failą ir pradedam nuskaitimą. Mes galim sukurti net du kintamosius. Vienas kintamasis saugos informaciją apie eilutės, kiek eilučių faile bus pas mus, o kitas kintamasis saugos, kiek mes dabar turime su jumis žaidėjų. Tai pas mus bus player count ir data count. Ir player count pagal nutelėjimą 0. Nes programos pradžioje mes neturėsime informacijos apie playerius. Toliau mes sukursime data countą ir pradėsime nuskaitymą. Nuskaitysime ID ir pažiūrėsime, ar toks ID jau pas mus egzistuoja mūsų sąraše. Tai sukursime kintamai false, praeisime pro visą mūsų players masyvą ir pažiūrėsime, ar yra toks playeris pas mus ten. Jeigu mes tokį playerį radome, tai tada sustabdysime tą ciklą, priskirsime duomenis ir judėsime toliau. Jeigu neradome, tai tada darysim kitus veiksmus. Ir čia dar vienas dalykas mums reikalingas, tai žaidimų kiekis. Tai kiek žaidimų ten buvo. Tai praeiname nuo 0 iki player counto. Kai pirmas playeris pas mus bus, tai 0 niekada nebus daugiau negu 0, tai mes į tą ciklą net neįsim, tai found pas mus bus false ir mes prie masyvo pridėsim duomenis. Tai mes sakysime, jeigu ne found, tai mes duomenis įrašysime. O prie gamesplayt mes priskiriam vienetą. Tai pagal tą indeksą mes nuskaitom duomenis iš failo, o pagal gamesplayt mes priskiriam vienetą, nes nuskaitome tą žaidėją vieną kartą ir viskas pas mus tvarkoja. Bet jeigu mes tą žaidėją radome, prieš išeinant iš to ifo, prieš išeinant iš ciklo, mes turime priskirti duomenis. Tai mes galim sukurti value, tą value nuskaitinėti ir iškart pridėdinėti prie mūsų playerio. Toliau vėl nuskaitome duomenis ir sakome, kad kiek kartų jis metė, pridedam tą thrown. Tai po truputį einame nuskaityti. Tarkim, čia 23 pas mus yra, čia buvo 3 ir 3. Kai mes vėl pamatysime 23 playerį, tarkim čia, mes prie to trejeto pridėsime tą dvejetą. Nuskaitom dvejetą, pridedam čia. Nuskaitome toliau trejetą, pridedam čia prie trejeto. Nuskaitome dar trejetą, pridedam prie to trejeto. Nuskaitome penketą, pridedam čia penketą ir tos trejetus mes pridėsime prie tų nulių. Tokiu būdu, kaip aš ką tik jums parodžiau. Tai mes didinsim tos dalykus ir nepamirštam, kad mums reikia padidinti gamesplayt. Pasakyti, kad jeigu jis žaidė, tai mes dar vienetą pridėsime, kad dar viename žaidime jis atsirado. Ir tada breakinam tą dalyką, pereinam čia, šitas pas mus bus true, kaip iškart matote čia, tai mes čia ir neįeisime, nes ne true, tai false, tai šitą ifą mes praskipinsim ir galim judėti toliau. Ir failą iškart galim uždaryti. Taip pat mums reikia pasakyti, o kiek maksimum žaidimų buvo. Tai dabar irgi iš karto ir padarysime. Pagal nutilėjimą bus 0 ir jeigu čia mes matysime, kad žaidimų kiekis yra didesnis, tai jeigu gamesplayt yra didesnis negu max, tai mes maxą ir keičiam, sakom, kad ten bus pas mus jau kitas kiekis. Ir mums reikia tik išvesti duomenis.
mes galim parašyti funkcijas ir naudojant vieną funkciją mes paskaičiuosime taiklumą, naudojant kitą funkciją mes galėsime paskaičiuoti jo vidurkį. Tai ir padaro. Tai čia mes skaičiuojame bendrą taškų kiekį, 2 taškius dauginam iš 2, 3 taškius dauginam iš 3. Ir toliau tos visus taškus mes galim padalinti iš sužaistų žaidimo kiekio. Ir gausime vidurkį. Tik čia irgi turim atiduoti double. Taip pat mes galim paskaičiuoti jo taiklumą. Tai mes skaičiuojame, kiek apskritai jis metė kartų ir kiek kartų jis pataikė. Ir po to mes bendrą kiekį pataikymų dauginam iš 100 ir galim padalinti iš metimo kiekio. Ir žinosime jo taiklumą procentais. Tai dabar mes atidarome rezultato failą, paleidžiam ciklą iki visų playerių ir žiūrim, jeigu tas playeris sužaidė tiek žaidimų, kiek pas mus čia yra parašyta, tai mes išvesime playerio ID, mes išvesime, kiek jis bendrai gavo taškų ir išvesime jo taiklumą. Pridėsime biblioteką jo manip, kad viskas pas mus veiktų. Ir tada išvesime su tikslumu vieno skaičio po kablelio jo vidurkį. Ir taip pat išvesime procentą. Ir tada galima tą failą uždaryti. Tik nepamirštam iškart išvesti maksimą. Kaip matote, atsakymai pas mus beveik sutampa, čia tik tikriausiai reikia tą procentą truputį suapvalinti. Bandysime suapvalinti, kad pas mus būtų teisingas atsakymas. Tai va, jeigu mes dabar padarysime tokį suapvalinimą iki 0 skaičių po kablelio, tai atsakymas irgi pas mus bus teisingas. Ir tą vienintelį testą, kuris pas mus čia buvo, kaip matote, tas kodas praeina. Kai atsiras daugiau testų, mes galėsime pažiūrėti ir į kitus testus. Tai čia mes galėjome priimti dar kaip double tą atsakymą ir padaryti set precision iki 0. Ir atsakymas pas mus tada bus geras ir sutaps. Dabar lygiai tą patį parašysime naudojant Pythoną. Tai mes sukursime lygiai tokią pat struktūrą, kaip pas mus buvo ir C++ kalboje. Mes sakysime, kad yra kažkoks žaidimas ir metimų kiekis ir pataikymų kiekis. Ir taip pat aprašysime playerį. Aprašome visus tos dalykus ir dar pasakysime, kad pas mus bus žaidimo kiekis. Ir kai tik mes kursime tą objektą, tai sužaistų žaidimo kiekis pas mus bus 1. Galima atidaryti failą ir pradėti nuskaitimą. Ir nuskaitysim duomenis. Tai nuskaitome eilutę, nuskaitome ID, penalty, double ir triple duomenis. Ir mums reikia patikrinti, ar toks žaidėjas jau egzistuoja pas mus mūsų masyve. Tai praeisime pro mūsų masyvą players. Ir jeigu mes rasime žaidėją, kurio ID jau egzistuoja mūsų sąraše, tai mes ir pridėsim ten duomenis. Bet jeigu mes matysime, kad toks žaidėjas nebuvo rastas, tai mes tą žaidėją sukursime ir įmesime į mūsų masyvą. Ir iškart galim skaičiuoti maksimumą. Jeigu šio žaidėjo žaidimų kiekis yra didesnis nei maksimumas, tai mes keičiam mūsų maksimumą. Ir iškart sakome, kad found true, kad mes radome tokį playerį. Atidarysime failą u1.txt ir išvesim ten informaciją. Tik parašysim funkciją, kad paskaičiuoti taiklumą ir vidurkį. Tai mes sudedam visus pataikymus, prieš tai padauginsim iš atitinkamo multiplierio. Tai jeigu tai 2 taškiai, tai mes dauginam iš 2, jeigu tai 3 taškiai, tai mes dauginam iš 3. Taip pat mes turime paskaičiuoti, kiek iš vis buvo metimų ir kiek buvo pataikymų. Tai sudedam metimus, sudedam pataikymų. Tam, kad paskaičiuoti vidurkį, mes visus taškus dauginam iš žaidimų kiekio. O tam, kad paskaičiuoti tikslumą, mes pataikymų kiekį daliname iš metimo kiekio. Ir dar turim padauginti iš 100. Ir mums reikia atiduoti kaip vieną, taip ir kitą reikšmę. Ir dabar tos dalykus mes galim pritaikyti.
tai paimti average ir accuracy ir išvesti į failą. Tai kai mes išvedam average, mes turim palikti vieną skaičių po kablelio, taip ir padarome. O kai mes išvedam taiklumą, mes paliksim 0 skaičių po kablelio, taip suapvalinsim iki sveikų skaičių. Ir prieš išvedant informaciją mes turim patikrinti, kiek tas playeris sužaidė žaidimų. Jeigu to playerio sužaistų žaidimų kiekis yra toks pat kaip ir maksimumas, tai mes informaciją apie tą playerį išvesime. Ir kaip jūs dabar matote, paleidus kodą mes gaunam neteisingus atsakymus. Tai dėl to, kad aš čia supainiau eiliškumą. Tiksliau, copilotas supainiojo. Turėjo būti taip ir dabar, kai mes paleidžiame tą kodą, tai gaunam teisingą atsakymą. Vienintelis dalykas, dar čia turim parašyti procentą. Ir dabar, kaip matote, viskas išeina pas mus gerai. Kai atsiras testai sistema, mes pabandysime ir vieną ir kitą kodą ištestuoti. Ir tada išleisiu dar vieną video. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.